Daryta antras šonas, ten mažoji siūlė, tai ten, didžioji ten siūlė, tai versis čia, o čia irgi su atmušėju vandens. Va, tokias detalės gaminamas papildomai. Nu, tas adekų. Pasidarai nakladkės ir čia pasisiūni. Čia irgi tai pagal viską reikėtų ardyti visą stogą, kad tos paskutiniai pasisiūtų. Tai dabar statysiu čia stačią siūlę. Čia įdėsiu klyną. Čia pasisiūt irgi. O tada tas užsivalcuos ant to ir pasilenk. Čia irgi tas nakladkės. Kažko skarda minkšta biškį. Pasigufravo. Čia irgi kniedį įdėjau. Biškį nepakeltų. Čia irgi sparnelį. Čia irgi, kad nepakiltų, tai visada. Čia blogiausia buvo, kad suįloje. Gavosi, kad adekų irgi pasisiuvo. Paskui atėjo šonas tas kirkytas. Lemas skarda biškį, minkšta kažkaip. Nu nieko to. Ten susirinks tas sumuštinis. O čia tas pasisiuvo su įla ir perėjo į adekų. Irgi biškis sparnelis padariau, čia užsimovė. Nu viskas su šito benderiuku. O paskutinė detalė. Kurių čia užsimaus. Tai tenai užsimaus. O viršus, kaip sakiau, susisiūs. Nu padarytas tas langas. Įdėjau dar silikoną papildomai. Nors čia pasisiūta. Silikonas čia, žinai, stovintis vanduo. Čia viduj irgi zacepas padarytas. Tai čia yra ta originali skarda. Iki čia kažkur su atlenkimu, tai vis tiek vanduo nepakliūna. Tai dar nachliosas papildomai. Bet čia silikoną įdėjau papildomai. Kad čia bėgtų. Ir tai nepabėgtų. Nu ką, turim panoraminį langą. Dadėtas naujas kardas. Bet kas skaičiausiai senas karda čia rusiška 0,6 kokių. O ta cinkuota, nežinau, 0,45 ar 0,04. Tai labai pasimuš. Nu ką, darbas padarytas. Nu, uždėta difuzinė dar plėvelė. Uždėtas karkasiukas ir šaliuotė. Čia šaliuotė dadėjau, nes išdraskiau per daug. Viršų tvarkingai irgi šaliuotė dadėjau. Nu, liko gipsas.